Labas rytas! Su jumis Žiburo žinios. Ir šiandien kviečiame jūs kartu pažiūrėti, kaipgi 12-okai švenčia savo paskutinį skambutį. Eime! Nu kaip vėl laikais? Negaliu keiktis. Labai gerai, labai gerai. Ar manai, kad čia smagi šventė bus šiandien tau? Šiandien bus labai gera šventė, labai gera šventė. Ar tu pasikūręs? Aš pasikūręs kaip velnias. O tavo ekipažas ar irgi pasikūręs? Pasikūręs, išsilipinom va. O kiek laiko daugmaž pašėt savo mašiną? Gal 6 valandas kokias. Lipinom labai daug. Ar gali padaryti mum turą? Galiu. Nu, pradėkime nuo čia. Galiu, tai čia va aero. Tai čia susijęs su sportiškumu mašinos, nes turim va mėlynas juostelės mašinos. Čia va yra mūsų laidos numeris. Atitinka 102. O kas meškiukui buvo? Meškiukas čia yra referencas į šitą aukščiausios pavaros epizodą vieną, kur šitas vedėjas Clarksonas ant mašinos atsivedė, užsilipino, tai yra tokį patį meškiuką. Nu tai ką? O, ačiū tau, sėkmės, nepartrenk. 5 eurai. Gerai, einam toliau. Panelės, nu papasakokit vairuotoją mūsų, kaip čia, kas čia, papasakok apie savo tą ekipažą. Nu ką, žinau, viskas gerai, fainai. Verta milijono, graži be diplomo. Taip. Čia iš dainos, ne? Taip. Kiek laiko užtruko? Man atrodo 3 valandas, nes turėjom anksčiau pradėti, bet kažkas ir valgyti norėjo ir nusiplaut mašiną 2 kartus reikėjo. Jo. Matot, kiek spinų. Jo. O tai ar liūdna, kad jau paskutinis skambutis? Dar nesusiguli mintis galvoj. Trūksta muzikos, Auguste. Garsiau! O pasikūrė kaip? Agne, tu ar pasikūrus? Aš tai jo, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad jau baigėm mokyklą, bet tai va, tiek. O ką palinkėtum mūsų laidai? Aš palinkėčiau būti laimingiems, svarbiausia gyvenime būti laimingiems ir atrasti savo kelią ir niekad nepasiduoti. O ką būsimiem 12-okam palinkėtum? Mėgautis kiekvieną akimirką. Kaip gražu, ačiū tau. Labą rytą, nu tai pasakokite, abiturientai, kaip šiandien jaučiatės, Gvidai, nu parašom, dalinkis. Gerai, paskutinis skambutis. Tai... Smagu ar liūdna gal, ne? Aišku, kad smagu. O liūdna? Ne, liūdna visiškai. Aš irgi taip sakau, kad neliūdna. Kaip tau? Ir smagu, ir liūdna, vis tiek baigėm mokyklą, tiek metų atsimokinom, bet šiandien vieną kartą gyvenime, todėl smagu. Ir kurisgi tavo būtų ekipažas, parodyk, gal kokį turą aprodytum, kaip ten sekėsi puošt, keliaujam. Vienintelis laidoj avangardas. Pasilik praeitį. Aha, tu vėl ateini, žinai, jo. Tai daina. Tuomet eina kuro kainos didesnės nei vidurkis. O čia kuris vidurkis, ar čia tiesiog bendras, ar turi kokį nors žemiausią vidurkį, va toks, kur, žinai, jau žemiau plintus? Visi, ypatingai matematikos. Nu, 102 laida, kas be ko. Taip, iškalbinga. Taip. Kiek laiko daugmaž rašeisi savo taip papuoštą avangardą? 3 valandas. 3 valandas. O vienas puošė ir su draugais, ar tu toks labiau, žinai? Keturiese, ekipažas mano ir padėjo mama. O, nu mamų pagalba visą laiką reikalinga. Ar galėtum perskaityti, kas čia parašyta? Jei išlaikiau Mersą, išlaikysiu ir Egzus. Taip, puikiai mintis iš tiesų. Gerai, ačiū tau už pokalbį, gero skrydžio. Liūtas karalius! Simba! Sekundėlę interviu duodu fanams. Žodžiu, o ką tu nori palinkėti abiturientams? Abiturientams nepamesti savęs ir palinkėsiu išminties. Dar per jauni išminčiai, bet kad jinai ateitų vieną dieną. Puiku, ačiū labai. Gerai. Grįžom į eterį, Kamilė, labai noriu pakalbėti, prašau, Kamilė. Jau kalbėjau. Aušrinė, gal tu nori palinkėjimą? Dieve, palinkėjimas, 12-okam, nesvarbu kiek pamokų praleisit, jūs vis tiek pabaigsit tą mokyklą, tai... Vienas kare, nelaukia. Meilės, laimės, pinigų, geros bobos vyro ir vaikų.
Okay. Ačiū. Šito neiškirpkit čia. 12 klasės pabaigai, manau, pats geriausias, nes vis tiek daugelis norėjo rašytis ant mašino, jeigu neįstos, tai pastos. Tai manau, that's the point. Ačiū. Sveiki. Kaipgi jaučiatės per paskutinį skambutį? Gerai jaučiuosi, puikiai tiesiog. Kelintas, jei ne paslaptis? Paskutinis skambutis? Jo. Paskutinis skambutis būna tik tai vienas. Tai dabar šito aš neskaitau savo kaip paskutinio. Man jis ne paskutinis, jums paskutinis. Taip. Tai ko palinkėtumėt mum 12-okam? Gero skrydžio. Galima patrukdyti. Galima gal. Tai labai trumpai, ko palinkėtumėt 12-okam? Sėkmės. Sėkmės. Lengvų skrydžių. O kaip vertinat mūsų šitą laidą? Puikiai. Manau, puikiai. Aktyvūs visur ir visada. Ką daugiau? Ačiū. Svarbiausia, geri patys savo ir kitiems. Tai svarbiausia. Geri žmonės. Taip pat. Trumpai, gražiai. Nu, Romute, kaip vertinat mūsų tą laidą? O įvairia pusė. Labai kūrybiška. Turinti savo nuomonę. Gal ne visada lanksti, bet tikrai jau gebanti pasakyti, taip arti laikai, gebanti visko pasakyti irgi. Ir nežinau, aš vakar kažkaip nuotraukas perverčiau. Nu taip, man graudu pasidarė. Galvoju, kaip gaila. Tie mano leliukai jau kuldi. Tai ko palinkėtumėt? Palinkėčiau, kad prisimintumėte, jog kiekvienam iš jūsų yra paskirta vieta po šią saulę. Kad jūs esate kaip ta nedidelė, kad ir nedidelė, bet tikrai dėlionės dalelė, be kurios nebūtų pilnas paveikslas. Ačiū Jums labai gražu. Mokytoja, ar galima būtų pakalbinti? Tai kaip laikotės šią mūsų gražią šventę? Puikiai. Kaip nuotaikos, ar kokie įspūdžiai pagal kas? Geri įspūdžiai, puikiai. Vėjelis, debesėliai, saulė. Viskas kaip būna gyvenime. O ar neliūdna šiek tiek, kad jau teks išleisti savo 12-okus? Ateina laikas ir reikia su tuo susitaikyti. Opa!